Labą dieną. Mano vardas Sigutis Jundulas, esu nepriklausomas agronomas. Šiandien padarėm apžiūrą laukų purkštų preparatų ir nepurkštų preparatų. Dabar čia mes matom ant žemės yra iš purkšto laukų rapsai vasariniai ir ten toliau iš nepurkštų bus. Akivaizdus skirtumas čia yra, matau, du akivaizdžius skirtumus šituose augaluose. Čia yra panaudotas preparatas, ne dėl to, kad jisai panaudotas, ne dėl to, kad jisai labai geras, mes dar įstikinsim vėliau, kad jis geras, bet akivaizdžiai matau tokia, kad čia yra išlikę daugiau žalių lapų. Akivaizdžiai matyti ir turbūt visiems daugiau žalių lapų ir lyginant su tais nepurkštais. Pasekoje ko, žali lapai jie duoda ką? Duoda vegetacijos periodą prailgina ir tuo būdu ankštarus ir grūdai bus stambesni ir derlius bus didesnis automatiškai. Antras skirtumas yra tarptų krūmimasis. Manot, čia yra kiek čia šakų. Krūmimas prasideda nuo stiebo pačios netgi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 netgi stiebai. Jei gerai suskaičiavau. Jo. Va. Ir šitokių augalų įsikrūmijusių gerai čia yra daugiau. Purkštuose apdorotųsi preparatų negu tenai. Ten yra irgi daug augalai, bet ten yra iš 3 vien. O čia ypatingai yra tik vienas augalas prasčiau biskį sukrūmijęs. Ir aišku, čia gal biskį įtakos turėjo ir tas, kad tam lauke, kur nepurkštas preparatų buvo, ten buvo jisai sėklus normą agronomas didesnė panaudojo rapsų sėjai. Ir buvo sėta ten veislė jų vietinė, jų pačių auginta. Tai tas irgi galėjo turėti įtakos tam, kad ten silpniau jie krūmėjusi šitie nepurkšti dėl to, kad jie buvo tankiau pasėta. Ir tas galėjo dar turėti įtakos. Bet čia akivaizdžiai matom, kad čia lapų jau nėra. Laikotarpis tas pat, diena ta pati, sėjos data vienoda. Nepurkštų preparatų yra jau lapai nukritę. Yra vienas kits, dar lapukas, bet jis jau pageltęs yra, vegetacija jau jų, kaip ir matom ir stiebai netgi geltoni, to kraštinio yra. Tai jie jau prasideda jų brendimas iš tikrųjų, o jie dar vegetuoja pilnai. Tai va tokie du skirtumai yra akivaizdūs. Vadinasi, lieka